televiziją remia Alpina. 2016-40. Italija, Naujoji Zelandija. Misija Sibiras tęsiasi. Jau greitai išvyksta dar viena projekto ekspedicija, tam, kad būtų pagerbta mūsų protėvių atmintis. Aktyvūs piliečiai, Lietuvos patriotai ir entuziastai. Jie vyksta į sunkią, keletą kančią ekspediciją. Išlydėkime misijos Sibiras dalyvius koncerte birželio 20 dieną, 21 valandą per Lietuvos televiziją. Smagiausia ir labiausiai laukiama vasaros šventė – Joninės. Šiais metais ypatingos. Ilgąjį savaitgalį žiūrėkime futbolą, ieškokime paparčio žiedo ir švęskime kartu su Lietuvos televizija. Birželio 23 dieną, trečiadienį, 13 valandą, geriausios folk šoko dainos. Birželio 24 dieną, ketvirtadienį, 11:45, tradicinė humoro šventė Juokis 2009. Birželio 25 dieną, penktadienį, 11:45, kaimo kapelų varžytuvės Grok Jurgelį 2009. Birželio 26 dieną, šeštadienį, 14 valandą, jūsų pamėgtas sveikinimas kartas. Birželio 27 dieną, sekmadienį, 14 valandą, 45 jubiliejinės tarptautinių sportinių šokių varžybos Gintarinė pora 2000. 16:40 didžiausio šalyje šeimoms skirto festivalio Čia visa Lietuva koncertas. Tai, kas svarbiausia, per Lietuvos televiziją. Metuose naktis, kai net didžiausi skeptikai ima tikėti stebuklais. Ką iš tikrųjų surasti žmonės, ieškodami to vienintelio, nepaprasto paparčio žiedo? Šį klausimą filme ieško ir 6 skirtingi žmonės Joninės Latvijoje. Beprotiškas internacionalinis kino projektas, kuriame nusifilmavo lietuvių aktorė Aurelija Anužytė. Romantinė komedija birželio 20 dieną, šeštadienį 22:40 televizija. – 2010 FIFA pasaulio futbolo čempionato transliacija. Generalinis rėmėjas Vytautas. Jis padės susigrąžinti prarastus mineralinis, kurį gerti naudinga. Rėmėjas Alpina. Norisi dažyti. Na kągi, matyt, tikiuosi bent jau iki šaldytuvo spėjote nukeliauti ir metas grįžti atgal. Futbolo čempionatas tęsiasi, kovos F grupėje. Taip pat po tokių blankokų pirmųjų rungtynių šiandieną tikimės išvysti gražesnio reginio, daugiau įvarčių atakuojančio futbolo ir įdomesnių varžybų. O šį kartą mano svečias Andrės Zappa. Čiau, Andrė. Čiau, čiau. Labas visi. Man trūksta graži futbolas šios metu. Man tik Taip, kągi, aišku, viskas aišku, kad tu sergi šiame čempionate už Italiją. Sergu taip, bet reikia irgi tiesą pasakyti. Kaip niekas kitas, tu prognozes šioms. Nelabai visi norėjo. Aš manau, kad Italija neblogai žaidžia. Ir rodo, kad po truputį gali ir žaisti geriau.
varžybų. Taip, po Italiją aš manau, kad Paragvai yra geriausias komanda. Šiandien irgi rodo, kad Daug kalbų yra apie tai, kad rinktinė Antonio Cassano. taip, visi Italijoje, ne tik žiūrėti, norėjo, kad dalyvautų iš šio žaidėjai. Turi tikrai fantaziją ir gali įmušti. Bet todėl Kokios priežastys? nekviečia. Čia buvo kokie intrigas ir daug žurnalų rašė dėl kodėl kviečia. Bet tikrai neaišku. Cassano